Sveiki, šiandienos Thompson video apžvalga Archos 101 9 serijos planšetė. Tai yra 10 colių ekrano modelis, palaikantis HD rezoliuciją, turi integruotą Wi-Fi interneto palaikymą, GPS navigacijai ir taip pat priekinę vaizdo kamerą video pokalbiams. O turbūt įdomiausia dalis yra šis 3G modemas, kuris leidžia labai nebrangiai planšetės galimybės išplėsti su 3G internetu. Kitoje pusėje turime įprastą USB jungtį ir taip pat štai šį USB 3G modemą, kuris tinka tiek kompiuteriams, tiek ir planšetai. Ir patį modemą štai taip įstatote į planšetę. Dar įdomi dizaino detalė yra šį kojelę, kuri leidžia planšetę pastatyti ir patogiai žiūrėti filmus ar ją naudoti su Bluetooth klaviatūra. Štai turime visą kompiuterį. Dešinėje turime HP Touchpad, tai yra taip pat 10 colių planšetė, bet kaip galite pastebėti, Archos nuo jos skiriasi savo plataus formato ekranu, nes yra labiau orientuota į video, medijos peržiūrą bei video žaidimus. Taip pat naudoja aukštos kokybės IPS matricą, kuri gražiai atkuria spalvas ir turi platų apžvalgos kampą. Planšetė iš karto atkeliavo su Archos filmų grotuvu, kuris palaiko visus mano bandytos video formatus ir visus video iki Full HD rezoliucijos. Taip pat planšetė turi microSD kortelių palaikymą ir mini HDMI išėjimą į televizorių. Dar viena įdomi galimybė yra vietoj 3G modemą prisijungti pilną vertį, pavyzdžiui, 1 terabaito USB diską. Nereikia jokio papildomo maitinimo, nieko. Tiesiog prijungiate diską ir džiaugiatės filmais, kuriame kaip tik turiu štai 22 GB Full HD Blu-ray ripą. Visiškai jokių problemų, plius galimybė keisti garsą ir visus kitus nustatymus, kaip ir normaliame Blu-ray grotuve. Ir štai Archos prijungiame prie televizoriaus. Žinoma, galime pasinaudoti Bluetooth klaviatūrą ir taip valdyti planšetę. Arba dar įdomiau, jeigu turite Android telefoną, galite parsiųsti Archos programėlę ir planšetę valdyti tiesiog telefonu. Ir netgi su OnLive prisijungę PlayStation Bluetooth pultelį ar Bluetooth klaviatūrą ir pelę, galite žaisti visus pilnus PC žaidimus. Pasiekime visi OnLive žaidimai. Skirtumas tik tai toksai, kad vieni yra pritaikyti touchscreen ekranai, o kitiems būtinai reikia Bluetooth pultelio. Taip pat galime išbandyti įprastus Android žaidimus, nes ši planšetė naudoja 2 branduolių procesorių ir puikiai susitvarko su tokiais žaidimais, net kaip GTA 3. Kaip matote, žaidimas veikia kaip per sviestą.
populiarusis Samurai Vengeance. Galimybės neapsiriboja vien žaidimais ar filmais. Žinoma, HD ekranas puikiai tinka ir žurnalų peržiūrai. Iš karto matome visą žurnalo puslapį. Galime skaityti straipsnius, nereikia jų daug zoominti, nors turime ir multitouch galimybę. Ir netgi kai ką įdomesnė. Šiuo metu planšetė sukasi su Android Honeycomb operacinė sistema. Tai yra 3.2 jos versija. Ir Archo žada Android 4.0 atnaujinimą išleisti jau šią savaitę. Visai netikėtai prieš publikuojant apžvalgą sulaukiau Android 4.0 atnaujinimo, kuris planšetei pridėjo daug naujų funkcijų. Iš karto matote atnaujintą vartotą sąsą, kuri tapo žymiai paprastesnė, žymiai patogesnė naudoti. Taip pat yra suvienodita su mobiliaisiais aparatais. Taigi visos mobiliųjų funkcijos dabar yra ir planšetėje. Apačioje turime nustatymus. Viršuje programas, Google paiešką, taip pat valdymą balsu, veido atpažinimą. Ir apačioje liko 3 pagrindiniai mygtukai. Android 4.0 žymiai pagerino multitaskingą, kas ypatingai svarbu planšetiniam kompiuteriam. Štai iš karto matote visų atidarytų programų sąrašą. Jeigu norime programą uždaryti, tiesiog brūkštelėme ir jos nėra. Pridėta keletas naujų programų. Tai yra naujas Android Market, kuris dabar vadinasi Play Store. Naujas muzikos grotuvas, kuris leidžia groti tiesiai iš Google serverio. Taip pat turi naują vartotojo sąsają. Atnaujintas ir kitos programos kaip interneto naršyklė. Dabar žymiai patogiau tvarkyti tabus, juos galime lygiai taip pat brūkštelėje uždaryti ar tiesiog vienu piršto prisilietimu persijungti į kitą naršomą tabą. Taip pat atsirado keletas naujų nustatymų ir galimybių. Tai keliaukime į nustatymus. Ir iš karto matome naujus punktus, pavyzdžiui, interneto vartojimo grafiką. Ir taip pat programų sąrašą, kurios naudoja internetą ir kiek jo yra sunaudojusios.